Sveiki, šiandieną turime prancūzų gamintojo Trilon išmaniasias virtuvės svarstyklės NutriTap. Dėl ko pavadinimas NutriTap? Tai svarstyklės skirtos tiems žmonėms, kurie mėgsta žinoti, kiek kalorijų suvalgo, kokį maistą valgo, kokia jo sudėtis ir taip toliau. Svarstyklės turi išmanę programėlę NutriTap, kurią parsisiuntus reikia įdiegti į savo išmanų įrenginį ir susijęti su šiomis svarstyklėmis Bluetooth ryšiu. Toliau, kas yra daroma? Sakykime, atsidarius programą ir spaudžiant pridėti receptą, jūs galite pradėti matuoti savo patiekalų kalorijų kiekį. Tai, sakykime, jūs padedate, pomidorą ant svarstyklių, išsirenkate išduoto ingredientų sąrašą, kurio yra 40 000, tai praktiškai visi populiariausi ten tikrai bus. Išsirenkate tą produktą, kurį sveriate, programa nuskaito pagal svorį, kiek tai yra kalorijų, kokia jo yra sudėtis ir įrašo į atmintį. Tada spaudžiate pridėti dar vieną ingredientą ir taip, kol susverite visus. Tada spaudžiate išsaugoti receptą ir finale jums programėlė parodo, kiek tame patiekale yra medžiagų ir koks yra kalorijų kiekis. Programoje nusistatysite savo ūgį, svorį, liemens apimtį, amžių, tad programa patars, kiek pagal jūsų šios parametrus reikia sunaudoti kalorijų, kiek reikia sudeginti per dieną. Žodžiu, tai bus jūsų asmeninis kalorijų treneris. Svarstyklės gali versti gramus į mililitrus, tad sveriant skysčius jūs gausite ne svorį, o mililitrus. Pačios svarstyklės sveria nuo 5 gramų iki 5 kilogramų, tad iš tikrųjų galėsite pasverti net kalakutą ant tų svarstyklėlių. Svarstyklės gali identifikuoti jūsų tarą. Tai, sakykime, jeigu sveriate su kažkokiais indeliais, tais pačiais, tai tiesiog pasverite indelį, nustatę taros režimą ir programa įsirašo į atmintį, kad tai yra indas ir jo ten skaičiuoti jo kalorijų ir pridėti prie patiekalo nereikės. Svarstyklės kainuoja apie 80 €, tad tie, kurie mėgsta sekti savo kūno svorį ir tai, ką valgo, manau, tikrai nėra didelė suma, nes šis daiktas padės jums kontroliuoti savo kūno svorį. Tiesiog apsilankykite parduotuvėse, pasižiūrėkite į šį daiktą gyvai ir greičiausiai, kad jį įsigysite. Iki.